viešime Rygoje, tradicinėje šiame mieste parodoje Baltūros 2012. Taigi, parasime čia Lietuvą, ką mes rodome, ką rodo Latviai, ką rodo kitos šalys. Pakeliaukime po parodą. Manau, kad tai, ką jūs pamatysite, padės jums suplanuoti jūsų atostogas. Kaimyninė Latvija puikiai. Tai, kas yra šiek tiek toliau už Lietuvos ir Latvijos, taip pat yra įdomu. Taigi, leiskime į kelionę po Baltūrą 2012. Leiskime į kelionę po svetingąją Latviją. Na ir pamatykime, kuo gyvena mūsų supantis pasaulis. Nuoširdžiausius linkėjimus iš parodos Rygoje, Baltūr 2012. Lietuvos kurortų asociacija kartu su Nacionalinė spa asociacija vykdo projektą. Pristatome Lietuvos kurortus ir spa bendrame jungtinėme stende. Pristatom Lietuvos kurortus ir spa jau 5. kartą jungtinėme tokiam stende, kaip matote, dalyvauja visi Lietuvos kurortai ir spa viešbučiai, pristatantys sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas. Žinoma, kas siūlome Rygai šiais metais, kas Lietuvai turbūt yra jau gana įprasta, tai, ką turime geriausio Lietuvoje, žinoma, mūsų spa paslaugas, reabilitacijos, sveikatinimo procedūras. Tai, kas Lietuvos vadinama nafta, mūsų mineralinį vandenį iš Birštono, iš Druskininkų, taip pat gydomųjų purvų susijusias procedūras. Primename latviams, kad jie tikrai yra laukiami Lietuvos kurortuose, tiek Pajūrio, tiek gydomuosiuose Druskininkuose ir Birštone. Ir žinoma, čia Rygoje mes jungtinėme stende, na, o kadangi visai čia pat jau yra ir artėja Vivatur paroda Vilniuje, Lietuvoje, ten kurortai prisistatys patys, kiekvienas save, siūlys tai, ką jie turi geriausio, ką turi naujausio, kokios naujos paslaugos, kokios naujos atrakcijos laukia Lietuvos gyventojų bei svečių. Visų mielai kviečiame visus atvykti į Vivaturą, aplankyti Lietuvos kurortus, pamatyti, ką jie siūlo ir, žinoma, po to aplankyti pačius kurortus ir jų teikiamas paslaugas.